turiu stiprią įtaką lietuvių būdų ir lietuvių kultūros. Tam tikrų momentų gyvenime norėjau mažiau komplikacijų, mažiau sudėtingumų. Ir tuo momentu pasirinkau, kad mano veikla, tas buvo 74-75 metais per vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursus Vilniuje. Ir aš tuo momentu labai tragiškai sprendžiau, kad turiu pasirinkti vieną vietą, kur savo gyvenimą išvystyti, ir pasirinkau Kolumbiją. Niekad nežinosim, kaip būtų buvę kitas tas kelias, kur tuo momentu buvo atviras. Aš esu nuvažiavęs į Lietuvą tik tai 3 kartus. Ir iš pradžių daug metų tiesiog nenorėjau, nes norėjau išlaikyti, tas atrodys keistai lietuviams Lietuvoje. Norėjau išlaikyti atmintį sovietmečių. Lietuviai darbo žmonės, tą mane mokino namuose ir tą pastebėjau Lietuvoje. Nuo tos pirmos kelionės Brežnevo laikuose pasirodė lietuviai biškį mažiau sąžiningi, negu mane buvo namuose mokinę. Buvo suktų ir nešvankių tų komunistų, bet buvo ir palyginant naivių ir su gerom intencijom, bet dalykai veikia per daug dirbtinai. Aš niekad nesu per jokią savo gyvenimo kelionę tiek daug nuotraukų padaręs, kaip buvau Lietuvoje. Ir ta grupė, su kuria buvo daugumoje amerikonų, tai jie labai kritikuodavo gatvės, virtuvės, butus, mašinas. Kai žmogus iš Kolumbijos atvažiavęs žiūrėdavo, bendras tas lygis Lietuvoje buvo ne taip jau blogas. Dabar aišku, nepirk radio aparatą, kuris 28-29 mėnesio dieną pagamintas. Tokių pilna visokių mažų triukų sąryšį su tam tikra neatsakomybė žmonių per tą režimą sovietų. Bet buvo dalykai, kur man labai patiko. Gazuotas vanduo ir stiklinės pastatytos, ir visi žmonės iš tos pačios stiklinės geria. Net alkoholikas, kuris guli po krūmų. Nežinau, turbūt per drąsiai interpretuočiau, kai Vilniaus meras Zuokas paima tą tanką ir su tuo tanku užvažiuoja ant tos mašinos. Yra labai gera idėja, kad žmonės įsivaizduotų, kad gali būti tokia stipri bausmė dėl blogo pastatymo mašinos. Grina vaizduotė padeda, kad žmonės savo mašinas geriau duotų. Tai manau, kad jis atsekė tikslą. Bet kai jis važiuoja tanke, biškį per daug patenkintas. Jam būtų išėję 100 kartų dar geriau, jei jis būtų parodęs, kad vis tiek prieita vartoti tanką. Tų tankų buvo daug. Aišku, jis gali tikriausiai pasiaiškinti ir pasiteisinti, sakant, aš visiškai nusukau kitą kryptį tanko naudojimą. Bet yra tam tikras tanko arogancija. Bet yra labai įdomu, nes daug žmonių yra apie tą video, man statė klausimus ir kai kurie pykę ir kiti su labai dideliu respektu. Atrodo efektyvus, įdomus dalykas. Bet žmogus savo istorijos negali visiškai paneigti. Ir aišku, čia galima pasakyti, kad čia labai pacifinis tanko naudojimas. Bet tankas yra tankas. Ir tankas
neužvažiavo su abejonė ant tos mašinos, o perėjo visai. Pas per atsitiktinumą toks draugas, artistas meksikiečių renka žinias apie menas, kuris sulaužo, kuris gadina. Ir tas sulaužimas vis tiek žmonėm nepatinka. Aš vieną kartą įsikirpau, buvo sveikatos pasaulinis susirinkimas, įsikirpau marškiniuose skylę, galvodamas, kad žmonės matys tą pilvelį, tai man bus daugiau gėda su to pilveliu gyventi ir mažiau valgysiu, taip toliau. Ir kai aš iškirpau tą skylę, amerikonas, kuris prieš mane kalbėjo, sakė, o boj, iš kur tu turi lėšų sau gadinti marškinius. Aš tik vienus marškinius esu per visą gyvenimą sugadinęs, bet jam buvo čokis. Zuokas įeina į tą antologiją destruktyvinio meno istorijai. Yra labai pavojingas, nes žmogus gali pasirodyti, gali sušaukti žmonių atidumą, sakyti, žiūrėkit į šitą pusę. Ir paskui žmonės žiūri į tavo pusę ir tu tyli, tau dingo idėjos arba labai prastą idėją siūlai. Aš stengiausi mokytis, suprasti kas kartą geriau miestą. Ir kartu, kai suprasdavau, ką nors su dideliu entuziazmu bandydavau kartu su žmonėm pasidalinti. Ne visuomet dalykai gerai išėjo, bet pagrinde buvo labai įvertinta, kad pedagoginis būdas valdyti. Tai tada šaumenas mažiau svarbos turi negu mokytas. Galvoju, kad dauguma valdančių žmonių labai aiškiai užsiema surinkti pinigus valdžiai. Turi irgi labai aiškiai idėją, kad valdyti yra nuspręsti, kur investuoti, ką statyti, kokius kelius išvesti. Ir turi irgi idėją, kad reikia žmonės vesti prie įstatymo klausimą. Žmonės turi klausyti įstatymą. Tai tos trys funkcijos užtušuoja ketvirtą funkciją, kur žmogus lavinės ir lavini, kur žmogus keiti kultūrinės ribas, kas yra priimama, kas yra nepriimama. Ir iš tos ketvirtos pusės, kurie atrodo menkesnė, galima lauktis pagerinimų pirmam, antram ir trečiam punktui. Kartais taip yra. Žmonės per daug duoda savo valdžiai galią ir patys nusiema, patys per mažai kišasi. Tai yra bendra tendencija. Yra, aišku, vietovių, Porto Alegre, Brazilijoj yra labai žinoma metodologija. Žmonės dalyvauja sprendžiant, kokios investicijos bus padarytos. Ir tas labai įdomus procesas, nes pirmiausiais metais buvo mažai tų lėšų ir beveik visas tas lėšas išleido tvarkant gatvių skyles. Valdžia tam tikru atveju, jei nebūtų tiek politinio to teatralumo, valdžia tam tikru atveju yra kaip fabrikas, kuris žmonėm tarnauja. Kas kartą žmonija supras geriau, kad būti valdytojas ir būti valdomas yra būdai toliau pasimokinti, naujų dalykų suprasti, daleisti, kad kai kurie dalykai, kur žmogus supranti, jau negali atsikratyti, turi ką nors pakeisti. Žmonės gyvena ne tik pasaulyje, kur gauna tuos rezultatus ir pasinaudoja. Žmonės labai mėgsta, galima pasakyti, pasakas, legendas. Tai tada dalinai politika duoda žmonėm kolektyviniam gyvenimui tam tikrą struktūrą pasakos. Kadaise buvo toks ir toks lietuvis, kuris tokiam krašte kaip Kolumbija, kur buvo daug smurtų,
pateko į universitetus valdžią, turėjau galimybę būti direktorium ir viskas tai yra pasakos. Žmonės supranta realybę dalinai ne iš mokslinio taško, o iš literatūrinio tam tikro pasižavėjimo. Žmonėms patinka, kad tu nebūtum visuomet stiprus ir geras. Žmonėms patinka, kad užkliuvo, dabar atsigavo, arba susirgo ir buvo silpnas, dabar atsigavo ir turi gerą sveikatą. Tos zigzagas duoda gyvenimui tam tikrą įtampą. Žmogiškumas toks. Jo, žmonės visi gyvename pasakose. Gyvenimas be pasakų būtų baisus. Jo, yra didelė dalis burmeistrų nesupranta dar, kad jų atsakomybė yra kultūros pokytis. Pokytis, kuris dalinai vyksta pamažu automatiškai vieni. Bet kaip tik tai dėl to fakto, kad taip vyksta, yra labai svarbu, kad tam tikrų momentų burmistrai ir kiti valdžios žmonės padėtų realybei eiti į gerą pusę. Kas liečia į mokslinimą, kas liečia sveikatos kokybę, bet irgi kas liečia, kas bus naujosiom kartom įdomu, kas bus vertinama. Nėra patogu, pavyzdžiui, būnant lietuvių kilmės, matyti studijas, kurios pabrėžia, kad Lietuva labai stipriai sekularizavosi, labai greitai susilpnėjo, kas liečia religiją, kartais yra beveik skaudu. Bendruomenė labai stipriai keičiasi ir tie, kurie valdo, turi suprasti tą pokytį ir bandyti jį orientuoti į gerą pusę. Apspręsti, kas yra gera pusė, nėra lengva. Tas čia yra kaip, kai susideda žmonės, kai suranda vienas kitą kaip porą, yra tam tikra pasiūla ir tam tikras poreikis. Ir kartais sutinka, kartais žmonės nori pasikeitimų, nori išbandyti ką nors naujo. Sako, pabandykim šiuo kitų keliu. Ir kartais žmonės nenori naujo kelio, nori, sakykim, per daug triukšmo nedaryti. Tai yra dabartinė didelė problema. Valdžios egzistuoja, nes daro triukšmo. Triukšmo per radio, per televiziją, per laikraščius. Ir turbūt, jei kas nors pasiūlytų labai tylę valdžią, daug žmonių sakytų, kodėlgi ne, bent pabandykim. Kadaise aš galvojau, kad labai svarbu, kad žmonės labai pasitikėtų savo valdžią. Ir Anglijoje tokiam susirinkimui labai įdomiai po manęs kalbėjo toks anglas, sako, žinai, kad toks didelis pasitikėjimas gali blogai pasibaigti. Yra geriau, kad žmonės būtų net biskį neteisingai atidūs dėl tam tikro nepasitikėjimo. Jei žmonės biskį įtaria valdžią, tas padeda valdžios kokybei. Valdžia mažiau užmiega ant savo rezultatų. Dalyvauju studijose, kurios parodo, kad tarp 20 institucijų ir profesinių kategorijų mažiausias pasitikėjimas yra politikams ir didžiausias pasitikėjimas Kolumbijoje ir kitose Pietų Amerikos kraštuose yra mokytojai. Kai einu viešbutį ir turiu užpildyti tą blanką, anketą, jo. Tai kartais pasirenku ir uždedu profesorius. Nėra lengva būti politiku nei Lietuvoje, nei Kolumbijoje, turbūt jokiam pasaulio krašte. Žmonės labai nepasitikė politikais. Ir
Ir politikai turi sutarti, turi prieiti prie sutarimų. Ir tas sutarimas visuomet dalinai atrodys žmonėm per lengvas. Kartais tenka tiesioginai pasiduoti, kartais yra per didelė kaina išlaikyti tam tikrą liniją, kuri kartais bus sugriauta vienaip ar kitaip. Žmonės nemėgsta, kai kiti žmonės laviruoja, o man atrodo, kad dalinai taika ir sugyvenimas atrandamas per lankstumą, kalbu baisiai nepolitiškai, o gal atvirkščiai labai politiškai. Nežinau, Lietuvoje tas pats vyksta, Kolumbijoje kartais žmonės išrenka žmogų ir sekančią dieną dėl kokios nors mažiausios detalės atima paramą. Ir sako, šis išėjo lygus į kitus. Bet aš bandau kariauti prieš tą idėją, parodant, kad žmogus gali būti skirtingas. Tas yra aišku, kad būtų geriau, kad politikai būtų geresni. Tas be abejo. Bet ką reiškia geresnis politikas? Max Weberis rašė tokį baisų straipsnį apie politiką kaip pašaukimas. Ir jo idėja buvo, kad politikai beveik kaip jokia kita profesija yra vertinama per rezultatus. Jei krašte politikai yra prasti, beveik visas gyvenimas krašto suprastėja. Universitetuose žmonės galvoja, kad labai dažnai kaltė nėra žmonių, o yra sistemos, yra taisyklių, yra tas kaip sudėliotos institucijos. Ir nemažai ką galima pagerinant tas institucijas, taisyklės. Bet, Kolumbijoje labai stipriai galvojam, kad politikos kokybė yra politikų kokybė, yra asmeniškas dalykas. Už tai didelė beveik neapykanta politikam. Bet galvoju, kad vėl krentu į tokio vidurio poziciją. Nei tik sistema, nei tik žmonių kokybė. Abudu dalykai. Jei pagerini taisyklės ir kartu pagerėja žmonių kokybė, gaunasi geri rezultatai. Aš galvoju, kad nesąžiningumas labai stipriai numuša pajėgumą išpildyti viziją. Tai tada vizijos turėjimas neatstoja sąžiningumo problemos. Dabar jei galiu pasiūlyti, yra trečia problema. Yra angliškai vadinasi contempt. Neapykanta yra, kai žmogus negali pakelti, kad kitas žmogus gyvena, kai nori ištremti, kai nori užmušti. Ir yra paskutiniu laiku atsiradę politikų ir Kolumbijoje, ir kitose kraštuose pasaulyje, kurie be jokios problemos išreiškia neapykantą kai kuriam žurnalistam ar NGO. Ir tas žinoma, kaip prasideda, bet nežinoma, kaip pasibaigs. Kartais yra labai lengva įgauti įtaką ir tam tikrą prisirišimą masės, parodant neapykantą. Pues Hitleris buvo tipiškas lyderis, kuris turėjo tą neapykantą žydams. Viena iš problemų yra, kad dažnai prieš neapykantą žmonės reaguoja su neapykanta. Bent Kolumbijoje aš labai dažnai jaučiuosi, kad karas yra prieš neapykantą. Politika yra labai artima neapykantai ir reikia kiek galimai išvengti neapykantą. Viena iš baisių dalykų, kurį vyko rugsėjo 11, buvo, kad dalis žmonijos sugrįžo prie tam tikros idėjos, kad gal reikia paskelbti visuotinį karą bent prieš teroristus.
tame atsiranda didelis pavojus, kad žmonija panaikintų savo pačios progresus. Būti kalėjime tik tai jie yra aiškus įkaltinimas. Turėti galimybę advokato, kad apgintų. Yra gaila, kad dalis žmonijos neturi tų teisių, neturi tų galimybių. Pats galvojau, kad kažkaip lengviau gali tas įvykti iš apačios, nors mano pačio patyrimas miestą diriguojant buvo keitimasis up-down. Reikia dalykus keisti iš ten, kur žmogus jauti, kad gali keisti. Per daug kategorinis atsakymas į tavo klausimą privestų, kad arba lauksim viską iš viršaus, arba pasitikėsim, kad viskas spontaniškai iš apačios sukils ir pakeis dalykus. Man atrodo, kad didžiausi pasikeitimai gaunasi, kai iš karto iš abiejų pusių yra į tą pačią linkmę keičiami dalykai. Bueno, aš labai aiškiai atsimenu ilsėjaus po rektoriaus 2,5 metų darbo. O iš viso 5 metus toj vyriausioj valdyboj universitete, anksčiau kaip vicerektorius. Ir aš tuo momentu grįžau dėstyti ir turėjau 120 studentų. Ir džiaugiausi, nes yra daug geriau negu turėti 20 ar 30. Kartu tuo momentu taip atėjo į galvą labai paprastą idėją. Bogotą buvo 6 milijonai gyventojų. Kaip būtų būti dėstytojų 6 milijonų žmonių. Ir tas buvo per didelis pagundas. Man pasidarė įdomu ir kartu man davė tokį jausmą, kad aš įeinu per kitas duris, kad man bus palyginant lengva žiūrėti dalykus su pedagogijos akiniais. Buvo labai įdomu. Aš susirinkimuose sakydavau žmonėm, aš dar neturiu aiškios programos, kodėl jūs man nepasakot kiekvienas po 2-3 sakinius, ką jis darytų, jei būtų burmistru, jei būtų meru. Ir po to irgi supratau, kad žmogus, jei nori taip mokinti, tai turi mokintis ir turi labai gerų technikų aplinkui turėti, kurie tau gerai išaiškintų. Ir tas keistas jausmas, kad dalinai, jei tu pasirinkai mokytojos rolę, tai tavo negatyvus momentai yra išaiškinami kaip nepajėgumas dėstyti. Tau dabar universitete buvo lengva sakyti, tu neišmokai, tu nesimokinai pakankamai studentui. O būdamas meru, tai jau jei tau neišeina dalykai kaip numatyta, yra tavo problema, negali kaltinti pačios visuomenės. Tai žmogus turi naudoti vaizduotę, kad atrasti būdus, kad žmonės klausytų, kad žmonės bandytų suprasti, kad žmonės įsiveltų į problemų sprendimą. Bendrai, mano gyvenime dauguma dalykų yra buvę labai hedonistiniai. Kaip sakant, galiu sakyti, kad esu didelė dalis hedonistų. Ieško malonumą ir man atrodo, kad prasimokyti ir galėti padėti išspręsti problemas duoda pasitenkinimą. Ir tas pasitenkinimas, yra svarbu, kad žmogus neprarastum galvą, bet jei išlaikai tam tikrą galvos šaltumą, gali savo visam kūnui jausti, kad dalykai buvo gerai padaryti, kad žmonės labai meilūs, labai. Jo, man atrodo, kad atrasti malonumą savo darbe yra sveika, yra gera, duoda tokį pirmą pozityvų žvilgsnį į žmonės, kurie su geru noru, su pasitenkinimu savo darbą dirba.
lietuvių ir kolumbiečių kultūroj pasiaukojimas yra svarbus dalykas. Kažkas patarė, kad nereikia tiek daug pasiaukoti, kad reikia suprasti, kad dažnai net kito žmogaus laisvė arba kito žmogaus laimė papildos mano laimė ir mano laisvė labai stipriai. Tokia mokinė aiškino, kad jei šokoladukas mažiau reiškia, nors jinai mėgsta šokoladuką, negu džiaugsmas kito žmogaus, kuriam jinai įteikia tą šokoladą. Pas Leibnizo apibūdinimas meilės buvo tas, kai tu daugiau džiaugies kito laimė negu savo, reiškia esi įsimylėjęs.